Sveiki visi, šiandieną dirbtuvėse, šiandieną dirbtuvėse turime vargšą motociklą BMW F, koks čia kažkoks tai. Reikia šiek tiek paremontuoti. Turim tokį pusiau gyvą, iš vienos pusės biškiai apardytas, bet problemos yra kelios. Viena iš jų yra savininkas pats bandė pasikeisti stabdžių skystį, neatsiprašau, ne stabdžių skystį, o aušinimo skystį. Išleido skystį iš žarnų ir pripylė tik į bakelį, o radiatorių nepripylė. Perkaito variklis, apvarė viskas skysčių. Sakė, buvo atsiradę kažkokie tai keisti garsai. Nu, negražiai variklis dirbo, bet šalo, ataušo, pradėjo dirbti geriau. Taip pat šiam motociklui reikia pakeisti vairo guolį. Ir dar yra problema su galinė žvaigždė. Jinai kliba, aš parodysiu, pakelsim galą, tai pažiūrėsim. Kažkoks nesusipratimas. Netgi Goldwingą yra daug lengviau užtraukti ant centrinės kojelės negu kad BMW. Nu, bet kaip bebūtų. Tai va, tai galinė žvaigždė turi problemą, kad sukant ratą jinai labai banguoja į šonus. Visiškai, žinau, čia matosi kas nors ar ne? Bet žodžiu, nu va tai va banguoja į šonus, reiškia, ir reikės išardyti, pasižiūrėti, kame ten bėda. Čia jau matosi, kad kažkas tai labai prikrapštęs, prigadinta per visą diametrą. Ok, tai ką, pradėsim ko gero nuo aušinimo skysčio išsileidimo ir pasižiūrėti, kokia yra bėda su termostatu, kadangi pripylus skysčių į radiatorių jisai nesuveikia ir neišleidžia skysčio į radiatorių. Variklis jau užkaista iki 100 laipsnių ir ventiliatorius net suveikia, o radiatorius vis dar šaltas. Taigi žiūrėsim, kame tenais bėda. Tai pirmiausia išsileidžiam aušinimo skystį ir žiūrim, ką turim. Na ką, jungiam čainiką, arbatinį, jeigu taip jau teisingiau sakyt. Ir turim va štai patį termostatą. Pats termostatas yra tokia biški, nu kaip čia pasakyti, nežinau, konstrukcija. Nepratęs aš prie tokių nesąmonių. Bet kaip bebūtų, reiškia, čia vat yra pagrindinis termostato, reiškia, elementas, kuris viduje yra vaškas, kuris šylant plečiasi ir kai jisai būna, ten dar viršų įsirėmė į tokį plastikėlį, reiškia, ir kai jisai plečiasi, jisai pirštas neveikia, šiandien negaliu parodyti normaliai, jisai nuspaudžia va šitą daiktą ir atidaro, reiškia, atidaro tą kanalą, pro kurį jau, kad cirkuliuotų per patį radiatorių. Tai mums dabar reikia kokią nors talpos, panaudosim šitą ir užpilsim, tikėdami, kad čia yra 90 laipsnių ir pasižiūrėsim, ar jisai juda kažkiek ar ne. Nu ir nežinau. Vieną. Gal mažai? Ai ne, juda, išlindo va šitas daiktas. Va. Man štai šitas išlindo.
Supratau. Tai dabar kažkas yra netvarkoja dėl to, kad jeigu jisai išlenda, tai kokia bėda yra? Bėda yra tada pačiam radiatoriui. Bėda yra pačiam radiatoriui dėl to, kad tas daiktas matėsi, o gal ir nesimatė. Iš apačios. Na gerai, tai reikia pabandyti įdėti, pasižiūrėti, kaip jis tenais elgiasi, kai yra įdėtas be skysčio. Na ir tada žiūrėsim, ką toliau daryti. Šiaip jisai ir pats toksai, kaip čia pasakyti, padraskytas šiek tiek. Kažkoks ne pirmos jaunystės. Na, ok, bandom tada kažką galvoti su juo. Na ką, tai einam įdėsim tą termostatą į vietą. Šį kartą įtariu, kad jisai buvo tiesiog neteisingai statytas ir šita viršutinė dalis, kuri slankė, būtent ir atidaro tą termostatą žemyn, nuspaudžia, kad prasidėtų cirkuliacija aplinkui radiatorių ir aušintųsi viskas, buvo įstatyta ne į savo vietą. Būtinai turiu paminėti, kad yra absoliučiai konstrukcija. Dar nebuvau matęs tokios nesąmonės. Termostatas yra priklausomas nuo radiatoriaus, tai ten kažkokie tai plastikinės atramėlės, kurie gal sušilus išlinksta ar dar kas nors užsidarinėt pradeda, ar ten, žodžiu. Vietos yra. Niekaip nesuprantu, kodėl negalėjau padaryti normalaus termostato, kuris nepriklausomas yra nuo išorinių kažkokių tai ten, žodžiu. Dedam į vietą, žiūrėsim, kas bus. Surinkom, pripylėm skysčio, dar šiek tiek burbuliuojasi, tai kaip sakoma, pastatysim dabar motociklą ant ratų, ne ant kojelės, ant šoninės, kad išeitų visas oras. Šiek tiek pavartysim, įsitikinsim, kad oras išėjo, užkursim, pažiūrėsim, ar cirkuliuoja pro termostatą, reiškia aušinimo skystis. Ir galėsim spręsti, ar viskas veikia ar ne. Nieko gero, panašu, kad nėra cirkuliacijos iš siurblio, reiškia, ir per tenais, nežinau, reikia pabandyti turbūt išsiimti žarną, dar kartais yra skysti, nusiimti žarną, pasižiūrėti, ar sukasi propeleris tas siurblio vandens, bet prieš tai mums reikia pasikelt priekį, kadangi šitam motociklui reikia dar pakeisti ir vairo guolius. Tai reikia būtinai atsilaisvinti keltuvą, kuris yra užimtas nekilnojimu turtu, be priekinio rato. Tai bandysim kažką sugalvoti, galbūt panaudosim geruosius mamos ir tetės mašinos donkratus. Tiesiog paremsim šakės ant Marytės plauko, tikėsimės, kad nenusivers. Na okei, keliam tada priekį, žiūrėsim, kas toliau. Ką, tai tik pradėjau remontuoti motociklą ir iš karto mane užpuolė alergija. Aš esu įsitikinęs 100%, kad alergija man yra nuo BMW. Kaip bebūtų, čia viskas užpūvę, taip kaip ir tikėtasi. Ašis net neatsisuka.
su smūginiu neina. Stabdžiai buvo pripuvę, viršui varžtas irgi buvo pripuvęs, rato guoliai blogi. Nu, dabar aišku jūs nieko negirdėsit, nes turim trukdžių. Gerai, kaip būtų, neįdomu lėktuvai. Reiškia, kaip būtų, bandysim kažkokiu tai būdu atsikrapštyti tą priekinę ašį, kad nesulaužyti ir pavyktų ją įsukti atgal. Taip pat rekomenduosime pakeisti žmogui priekinius guolius, kadangi jiem galas atėjo. Bandysim pakeisti vairo guolį. Guolį ir guolį, tiksliau, plytelį. Ir matom, kad jisai nėra gal labai stipriai surūdijęs, bet stovi kūginis, nežinau, ar iš gamyklos kūginiai stovi. Na ir čia matosi, aiškiai matosi, kad yra va šitie, kaip čia sakyt, duobutės, jos net jaučiasi, kad jos yra, reiškia, kad tos duobutės yra jis. Ne per visą, kad, va, viršutiniai dalykai, kaip čia pašviesti ir parodyti. Va čia, va, netgi yra labai arti viena kitos. Neišeina išviesti ir rodyti. Kaip čia padaryti. Gerai, gal aš ištrauksiu tą nesąmonę ir tada parodysiu. Tai reikia gal prieš tai pasižymėti, kur priekinė dalis yra. Ir tada matysim viską aiškiai. Na, o viršutinis surūdijęs. Irgi išdilęs. Irgi turi tų savo dryželių. Matosi, va, kad surūdijęs. Gerai, tai ištraukiu ir tada pažiūrėsim dar kartelį. Tai aš pažiūrint reikia biškį, kaip čia pasakyti, ką, tai išsikrapštėme viską. Tai va matosi, čia va viršutinis. Ne, čia apatinis visgi. Irgi buvo parūdijęs, va šitoj pusėje matosi. Nežinau, ar čia kas nors jums matosi. Aš tai tikrai matau. Nu ir va visur dryžiai, reiškia tie, netgi va čia va pasižymėjęs aš, kur buvo priekinė dalis, kur didžiausia apkrova. Tai čia yra netgi keliose vietose išsimušęs savo tą. Čia ties to geltono netgi yra dvigubas, aš gal nuotrauką padarysiu, įdėsiu. Dabar matot, kaip atrodo. Dvigubas reiškia, na ir savo ruoštų vairas nenori stovėti toj tiesioje vietoje, jis visą laiką tam, kaip čia pasakyti, tarp tų duobučių ir šokinėja. O viršutinis šitas, tai va, išrūdijęs. Žodžiu, šūdas, pakeisim, bus gerai. Na ir šitą daiktą reikia nuimti. Vieną, biškį pakrapštam atsuktuvu. Kad būtų už to padėti. Ne taip ir paprasta. Ką, tai naują guolį įdėjom. Viskas tvarkoj. Dabar reikia pateplioti tepalu. Prikimšt čia kiek įmanoma, reiškia jo. Ir ką, įdėt guliavietės į vietą ir surinkti viską atgal. Guolis yra savo vietoj, surinktas vairas visas, tačiau
norint jį, kaip čia pasakyti, teisingai priveržti, reikia pirmai įsidėti šakes į vietą, kad jos išsilygintų vieną ir kitą tiltelį pagal, kad tiesiai, kitaip sakant, kad stovėtų. Mes dabar įdėsim šakes, priveršim šakes, tada, šakių mes neveršim. Priveršim pirmiausiai tada šitą, kaip čia padaryti, kad būtų paprasčiau. Ne, gal mes šakės priveršim apačioje, viršui, tada mes jų nesuksim, kol motociklas kabą nusimsim, dar tada vairą. Priveršim šitą tiek, kiek prašo gamintojas varžtą, tada užspausim jau, kad jis nebeatsileistų. Ir viso, ir tada priveršim šakės viduj, na ir tada beliks surinkti visą kitą. Ok, tai tada griebiam šakės ir dedam į vietą. Guolis prisiveržė čionais šito varžtu. Gan hitra procedūra. Reikia pirmą priveršti varžtą iki 25 Newtonų, tada atleisti 60 laipsnių ir tada dar kartą priveršti 10 Newtonų ir tik tai tada jau galima užsukti jau va šitą fiksacinį ir prisukti šakės, reiškia. Tai padarėm tą dalyką, na ir sudėjom viską atgal, vairą, pastatėm į tas vietas, kur turi stovėti, va čia mums BMW gan patogiai pažymėjęs taškelį, kokie kampu turi stovėti, taip pat ir vairui reiškia yra taškelis. Nieko nesimato, bet žodžiu yra taškelis čionais, kuris parodo, kokiu kampu viskas turi būti, reiškia. Guolį pakeitėm, bet rezultatų nepatenkintas, dėl to vis tiek gan sunkiai tas vairas sukasi. Gal čia aišku šitų motociklų tokios savybės yra, reiškia, bet manau, kad taip neturėtų būti. Kaip bebūtų, pabaigiam šitą darbą su vairo guoliu ir grįšim prie aušinimo sistemos, pasižiūrėsim, ar sukasi sparnuotė siurblio, nes turiu įtarimą, kad tiesiog nėra cirkuliacijos. Prie aušinimo sistemos. Dar kartą reikės išsileisti aušinimo skystį. Nusiimti va štai šitą žarną ir pasižiūrėti, ar sukantis varikliui sukasi va štai tavo sparnuotė. Pavyko norint sistemą, elementariai buvo oro sistemai, gal ne sistema, bet pačiam vandens siurblėje va čionais. Ir kadangi yra oras, jis tiesiog negali pumpuoti skysčio ratu. Tai, na ir termostatas, aišku, buvo blogai įdėtas. Įpilt skystimėlio tik tai į išsiplėtimo bakelį iki normos ten kažkur matosi ir kai atšals variklis dar kartelį patikrinti visą sistemą. BMW motociklui reikia dar išardyti galinį ratą ir pasižiūrėti, kas ten su galinė žvaigžde, kodėl jinai baladuojasi į šonus, kai ratas sukasi. Tai nusimsim ratą, pasižiūrėsim, kas tenais yra. Turim donorą visą tą mazgą
ir bandysim įsiaiškinti, kame ten bėda. Na ką, tai išsikrapštėm guolius. Vienas tas, kuris žvaigždutėje stovi, visai prastas. Vienas iš jų geresnis, bet guoliai buvo blogai presuoti. Ir tiesiog, kaip čia pasakyti, išsiklibėjo per kurį laiką. Taigi važiuojam, pasiimsim naujus. Tai dabar kirvio plaktuko ir atsuktuvo pagalba sudėsim tus guolius į vietą. Na ką, tai su grandinė tuo ratu tiksliau. Guolius pakeitėm. Guoliai dabar nebestringa, bet žvaigždė vis tiek banguoja iš šonų. Net neįsivaizduoju. Aš aišku šitų BMW mažai daręs, bet nu vat pasukus ratą reiškia. Nežinau, čia kas matas, nesimato. Nu, žodžiu, šiek tiek banguoja. Aišku, taip buvo iki tol, taip liko ir dabar. Tai mano įtėrimas, kad guolis išmaltas nepasiteisino, nepasitvirtino. Tai pabaigiam sudėt ir viskas. Šitą problemą paliekam taip, kaip yra. Na ką, tai su BMW viską padarėm, ką mūsų prašė padaryti. Tiesa, su galinė žvaigždė nepavyko visko iki galo padaryti taip, kaip norėjosi. Na, bet kartais būna ir taip. Kadangi geri žodžiai galvoj apie BMW nesilipdo, tai šį kartą, ko gero, ties šitą vietą ir baigsim. Palikit komentarą apačioj, ką jūs galvojat. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems. Pasimatysim kitą kartą. Iki.